Kiekvienas žino bobutę, gyvenančią daugiaaukštį, globojančią katę beglobę ir kruopom ji lesina paukščius. Nieks nežino, kiek tiksliai jai metų, bet tas amžius netaip jau ir svarbu. Užtenka žinoti tą faktą, kad ji lesindavo dinozaurus. Ji mačiusi Napoleoną, prancūzą neaukštą, bet švelnų. Būtent ji jam neleido išvežti onos bažnyčios ant delno. Jos labai dažnai klausia, ar gerai gyveno prie Ruso. Ji atsako, geriausiai jai buvo prie to caro, kur buvo su rusais. Ji viską stebi pro langą, jo žvilgsnis kaip šnipo žvalgybos. Ir kiametam ramybė kaip rojui, net nereikia saugumo tarnybos. Ji vaikšto visur su ramentais, niekada nepraranda budrumo. Kaip bananas ir tazeris mentams, ramentas garantas saugumo. Vakarais žiūri serialą, meksikietiška jos kasdienybė, o po to ji iš 5. aukšto liftu grįžta į realybę. Iš podjezdo išeina į lauką, laiko rankoje jį taburetę. Tuoj anūkas jos grįž iš darbo, reik užimti jam parkinge vietą. Ji mėgsta pletkint su draugiam, dažnai lanko jas kapinėse. Atsisėdus ant antkapio plokštės, su jomis ilgai pakalbės ji apie rinkimus, naują valdžią ir patinkantį jai kandidatą. Ir kaip laiptiniai nukabinėjo kitų kandidatų plakatą. Kiekvienas žino bobutę, kuri valdo tą daugiabutį. Ir nori, nenori galų gale, jinai pragyvens tave ir mane. La 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 la. Gražiai, manai.